Gyvendami beprotiškų ritmų, nuolat patirdami stresą, emocijų eroje vis dar pamirštame pasirūpinti gerą savijautą. Tačiau vieną dieną organizmas sako stop. Kasdieninis įtemptas gyvenimo ritmas, primenantis nuolatinį bėgimą, lyg voverės nepailstantį sukimąsi rate, stresas lydimas nuovargio, anksčiau ar vėliau žmogaus energinį ir fizinį kūną taip nualina, kad nepastebimai prasideda ryškus biologinės prigimties pakitimai. Žmogus tampa nepajėgus kovoti su netinkamos gyvensenos padariniais. Jis nebemoka ilsėtis, sutrinka jo miegas, o didinami darbo krūviai, buities rūpesčiai, jo organizme žadina pirmuosius ligų požymius. Kaip tik koks nors stresas, taip man ir pakimba nugara, kaip aš sakau. Julija Janus, žinoma mados dizainerė, po specialiai jai pritaikyto jogos pratimų atsikratė ne tik alinamų nugaros skausmų, bet ir išmoko miegodama valdyti sapnus. Toks maudžiantis šlykštus skausmas, kad negali net adekvačiai bendrauti su žmonėm. Skauda visą laiką ir skauda. Žinoma moteris išbandė visus būdus siekdama pagerinti savijautą. Rytinė mankšta, treniruotė sporto klubuose, atpalaiduojamieji masažai. Nugaros skausmai aprimdavo, bet po kiek laiko vėl grįždavo į talentingos menininkės gyvenimą. Tada eini pas visokius terapeutus, kurie tvarko nugarą, ten sugrąžina atgal ten tą slankstelį, gydo nuo uždegimo, vaistus geri arba leidėsi, kol praeina. Ir tie daktarai pradėjo sakyti, kad tau reikia kažką tai daryti, nes nugara yra pertempta. Nors turėjusi nemažos patirties įvairiose kūno tobulinimo programuose ir įpratusi dirbti tik su asmeniniu treneriu, Julija ieškojo būtent tokių pačių pagalbos būdų. Nusprendusi išbandyti jogos pratimus, žinoma mados dizainerė suskubo vadovautis rekomendacijomis, tikėdamasi gauti individualias sveikatinimo pamokas. Man sako, tai pirmą jūs turit palankyti pradinukų grupę, o tada žiūrėsim. Bet aš sakau, aš nelabai noriu su visais eiti. Aš jau buvau išlepusi, ne? Sakė, nieko nežinau, jeigu jūs nenorit, neikit iš viso. Kaip šlapių skudurų per galvą, padėjau aš tą ragelį. Gau, ir gerai, ir nueisiu, pažiūrėsim, kas čia tokio. Gyvenimas vienaip ar kitaip parodo, kada ateina laikas, kai privalai atsigręžti į save. Kai fizinis kūnas pradeda siųsti skausmo ženklus, vieni puola tuštinti pinigines, pirkdami brangius cheminius vaistus, kiti suvokia savo ne tik fizinius, bet ir dvasinius negalavimus, ieško alternatyvų. Dažniausiai, kai tu darai individualią programą, efektas būna toks grandiozinis, kad tu efektą pajunti iš karto. Tai čia yra tas pats kaip greitoji pagalba. Reda Lukauskienė, jogos mokytoja, garsėjanti ypatingomis galiomis. Moteris geba pamatyti, įvardinti ir rasti būdus, šalinant žmogaus negalavimus. Kai kada aš, sakykime, žiūriu į žmogų ir aš matau, kokius pratimus jisai turi daryti. Kai kada man reikia užmerkti akis, aš jas užmerkiu. Aš iš tikrųjų iš nieko nedarau. Aš tik tai duodu, kaip čia pasakyti, tam tikrą žemėlapį žmogui, kad jisai nueitų iki tam tikros vietos, bet jisai turi padaryti taip pats. Todėl, kad aš negaliu nei kojos pakelti jo, nei rankos, ne? Tradicinė medicina nusivylę ligoniai, kenčiantys nežmoniškus skausmus, nuo kurių dažniausiai patiria ir dvasinius negalavimus. Kasdien darydami jogos pratimus eina link išgyjimo. Paskui, priklausomai nuo to, kiek žmogus, sakykime, praktikuoja, kiek jisai daro tai kas jam prirašyta, kaip, aš, sakykime, išrašau tarsi tam tikrą prasme receptą, teisingai. Ir kiek jisai dabar naudojasi tuo receptu, jo keičiasi poreikiai. Todėl, kad tas žmogus, tas, kuris pradėjo daryti ir tas, kuris baigė, sakykime, konkrečiai vieną programą, tai yra du skirtingi žmonės. Per tą laiką pasikeitė to žmogaus poreikiai, užtat turi būti visiškai kiti pratimai, tam, kad toliau tas efektas liktų. Teigiama, kad joga tai pats galingiausias ginklas, sunaikinantis mūsų fizinės ir dvasinės negalias, baimes, nerimą, nepilnavertiškumo kompleksą ir stresą. Joga pakeitė mano požiūrį į aplinką. Aš pradėjau paprasčiau žiūrėti labai daugelį dalykų, mažiau nervintis, mažiau įtampos. Aš neturiu tėvų. Aš padariau dangų ir žemę savo tėvais. Aš neturiu namų. Aš padariau namais savo žinojimą. Aš neturiu gyvenimo ar mirties.
Aš padariau įkvėpimą ir iškvėpimą savo gyvenimu ir mirtimi. Aš neturiu stebuklingų paslapčių. Aš padariau savo charakterį stebuklingą paslaptimi. Aš neturiu kūno. Ištvermę padariau aš kūnu savojų. Joga tai labai tikslus mokslas apie mūsų kūną, protą, sielą ir apie mūsų supantį pasaulį. Kasdien valgyti maisto tik tiek, kiek jo telpa į jūsų delnus. Daryti mankštą, medituoti ir atverti sielos duris į savo platųjį aš. Tikėtina senatvę pasitiksite be akinių, be lazdos, be piliulių ir be nuobodulio. Ilgo gyvenimo paslaptis tai anksti eiti miegoti, anksti keltis, tinkami pratimai ir harmoningi santykiai su gamta bei aplinka. Svami Yogananda, jogos mokytojas iš Indijos, sulaukęs 104 metų, nei karto nesikreipė į medikus, niekuomet nėra sirgęs, o jo lankstus kūnas tik įrodo, kaip jogą galima atitolinti senatvę. Matydamas nesveikus, nuolat sergančius žmonės, savo kėliau klausimą, kodėl taip yra. Būdamas 17 išėjau į Himalajus. Ten sutikau daugybę jogos mokytojų ir gavau begalės paslapčių, kurias šiandien skleidžiu savo mokiniams. Aš niekuomet nesu vartojęs alkoholio, nežinau, koks yra skonis mėsos, žuvies, kiaušinių. Mano racione tik daržovės, sėklos ir vaisiai. Sveiko senėjimo gyvų pavyzdžių tapęs 104 metų jogos mokytojas iš Indijos kėlė nuostabą, rodydamas jėgos ir fizinės ištvermės reikalaujančius pratimus. Nors pats niekada nelankė jokių gimnastikos užsiėmimų, senolis stebino ypač lanksčių kūnų, stangria oda, švytinčiomis akimis. Aš niekada nevartojau jokių vaistų. Jeigu tik pajuntu, kad pradedu sirgti, pradedu badauti. Nekartą teko badauti iki 2 mėnesių. Ypatingai ilgas badavimas sulaukus 80 metų tinka visiems žmonėms. Būdamas 104 metų jaučiuosi savo vidumi jaunas, noriu pranešti žmonėms, kad jie gali gyventi iki 150 metų ir nejausti savo amžiaus. Aš niekuomet nesijaučiu prislėgtas, neturiu jokių blogų minčių ir niekuomet nedėjuoju, kad kažko negaliu ar nesugebu padaryti. Visus sudėtingiausius pratimus padarysite tada, kai atpalaiduosite protą ir nebešvaistysite beprotiškai daug energijos maistui virškinti, o paskui toksinams iš organizmo valyti. Moko ilgamžis jogas, kuris spėjo palaidoti savo vaikus, žmoną ir artimuosius giminaičius, tačiau išsaugojo optimistinį požiūrį į vienatvę ir mirtį. Aš negalvoju, kada man reikės išeiti ir kas bus su mano kūnu. Jį sudegins ar sudraskys plėšrus žvėris. Kai reiks, aš išeisiu, o dabar aš gyvenu savo gyvenimą. Pabudęs anksti ryte, pirmiausia dėkoju Dievui, kad turiu akis, sveiką protą, kad mano organizmas gali funkcionuoti. Tada pasirąžau, tai padeda cirkuliuoti kraujui. Padarau kelis pratimus ir einu į vonią. Net tada, kai mirė mano sūnus, nesijaučiu prislėgtas ir vienišas. Iš tiesų nepalaikau santykių su šeima. Jeigu būna tokios minutės, kad pasijaučiu vienišas, pradedu medituoti. Suprantu, kad mes susidurėme su problemomis, netektimis, gyvenimo nelaimėmis. Nei šeima, nei draugai tokioje situacijoje nepadės. Didžiausią palaikymą gaunu iš Dievo ir visatos. Esu labai tikintis. Netrukus po reklamos. Žymi mados dizainerė Julija Janus po ilgus metus ją kankinančio sapno išmoko valdyti miego karalystės vaizdinius ir praktikuodama tik specialiai jai parinktus jogos pratimus įvaldė didelę pasąmonės jėgą. Atradus santarvę tarp kūno, sielos ir proto, jogos stebuklai tampa realybę. Dar vienas neįtikėtinas įrodymas, kaip neturint aiškiaregystės galių, ilgai praktikuojant jogą galima išmokti valdyti sapnus. Būtent mados dizainerė Julija Janus, kurią nuo vaikystės persekiojo itin nemalonus sapnas, po ilgalaikių jogos užsiėmimų jos sėkmingai atsikratė. Vaikystėje buvo vienas sapnas. Kaip aš keliuosi, noriu į tualetą, keliuosi, einu į tualetą, užsidegu šviesą, atsisėdu, jau darau ir atsibundu lovoje, prisivariusi lovą. Bet tai buvo sapnas. Nuo iki.
Sapnai nėra vien fantazija. Tai yra sąveika su mūsų supančiu pasauliu, nes per sapnus gaunama daug informacijos. Tačiau tik nedaugelis sugeba tą informaciją pasinaudoti. Sapno metu suvokimas, jog tai yra sapnas, padeda atsikratyti kankinančių košmarų ir nugalėti realias baimės gyvenime. Tibeto budistai dar 8 amžiuje praktikavo tam tikrą sapnų jogą, kuri leido jiems išlaikyti visišką sąmoningumą sapno būsenoje. Laikau jogos nuopelnu tai, kad išmokau pakeisti savo sapnus. Pabudusi naktį kokiam nors įdomioj vietoj sapno ir norėdama jį pakeisti, aš vėl panyru į miegą ir pasitvarkau. Ta prasme, susitvarkau, taip pakeičiu, grįžtu atgal šiek tiek, pakeičiu veiksmą ir vėl toliau sapnuoju. Julija yra ne vienintelis atvejis, kuriais susitvarkė būtent miegas, todėl kad mes esame ant tiek persitempę ir ant tiek visokiausių dalykų mūsų veikia kiekvieną dieną. Žmogus yra neišsimiegojęs ir jis negali dirbti, kai reikia miegoti, jis negali miegoti, todėl kad jis yra ant tiek pervargęs, kad net negali užmigti. Nuo to, kad mes darome pratimus, mes patiriame tam tikrą įtampą. Ir kai ta įtampa, darant fizinius pratimus, pasidaro didesnė negu šičia, negu galvoje, tada viskas ir susitvarko. Dizainerė prisipažįsta, kad pranašiški sapnai nekartą jai padėjo išspręsti labai asmeniškas keblias gyvenimo situacijas ir nekartą nulėmė veiksmus realiame gyvenime. Praktikuodama jogos pratimus, ji išmoko ne tik valdyti sapnus, bet ir nukreipti gyvenimo energiją jai tinkamą linkme.